Labas, 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 prisijungus į 15 minučių online vakarėlį. Ir aš, Renata Škulevičienė, šiandieną su jumis pasidalinsiu apie tai, kaipgi negyvenant tobulo gyvenimo būdo turėti gerą savijautą. Taigi, prisistatysiu. Esu iš Kauno, man 47, nesu gydytoja, bet ir neplanuojam šiandieną pasakoti jums apie tai, kaip save pagydyti. Šiandieną pasidalinsiu sistemą, kurią aš pati atradau prieš 2 metus dėl to, kad mano vaikas susirgo. Ir tai yra sistema, kurią gali taikyti kiekvienas žmogus. Ir tiek mano, tiek Jurgitos idėja yra su jumis pasidalinti ją ir išmokyti ją teisingai naudotis. Šio susitikimo trukmė 15 minučių. Susitiksime mes su jumis 15 minučių pabaigoje ir būtinai išbūkite iki galo, nes tik tais susitikimo pabaigoje jūs galėsite sudalyvauti loterijoje dovanai laimėti. Na, o koksgi vakarėlis ar ne, jeigu ten nėra kokių nors smagių prizų ar dovanų. Tad likite iki pabaigos, o dabar keliausime apie tai kaipgi jums savo padėti, negyvenant tobulo gyvenimo būdo. Pradžiai susipažinkim, parašykite iš kokio miesto, matau, kad Daiva mus žiūri, parašykite Daiva, iš kokio jūs esat miesto, ar kitos moterys, kurios žiūrėsit įrašą, būtinai parašykite, iš kokiogi jūs esate miesto. Mano pačios istorija yra tokia, kad kai aš sužinojau apie šitą sistemą, mano žmogus pasakė, sako, Renata, jeigu tu išmoksi šitos sistemos taikyti bent 10-20% savo gyvenime visą laiką, tu tikrai turėsi ne vieną ir ne 2 rezultatus. Tai kaip ir minėjau, atėjau aš dėl vaiko sveikatos, dėl to, kad jam pasakė, kad jis turi daug parazitų, bet aš parodžiau savo konsultantai rankas, aš jums parodysiu nuotraukas, bet parodžiau tokias rankas ir sakau, ar man tai galėtų padėti. Jis sako, Renata, taip, tik tai tau reikia turėti kantrybės, nes tai yra sistema organizmo valymo. Ir žinot, aš pradėjau valytis, man pradėjo rankos susitvarkė, nepatikėsit, bet ne anksčiau kaip po pusės metų ir dar buvo užaštrėjimai. Tačiau aš turiu rezultatą, kuris yra susijęs ir su papilomomis, nes man pradėjo kristi papilomos. Ir tai yra tikrai labai smagu. Nes čia ant kaklo buvusi tokia kaip karpa, jinai nuolatos kamavo, dabar jos nėra. Beje, Jurgita turi taip pat savo tokį patį rezultatą susijusį su papilomomis ant kaklo. Taigi, pradėkime nuo mūsų sveikatinimo sistemos ir kokiusgi rezultatus žmonės turi su šita sistema. Iš tikrųjų, dar toksai momentas, ar ne, kad tai yra sistema, kurią yra sukūrę žmonės, dietologai, žodžiu, ten gydytojai, čia tas, kas išmano tą dalyką, ar ne? Ir tai yra produktai, kurie yra iš koralinio klubo. Galbūt kažkas esate apie juos girdėję, galbūt ne, bet šiandien aš jums produktų nerodysiu, aš jums papasakosiu pačią idėją. Jeigu jums ta idėja patiks, tai gale susitikimo jums bus 3 galimybės, kuriomis jūs galėsite pasinaudoti, tad būtinai irgi išklausykite iki galo. Dabar, kokių rezultatų siekia žmonės su šita sistema? Vieni labai nori, kad jam ten mažėtų apimtys ir derina savo subalansuotą mitybą, subalansuotą gyvenimą su šita sistema ir turi pastiprintus rezultatus. Pas mus buvo tokia viena moteris, beje, jos rezultatas yra įkeltas grupėje ir jinai pasakoja, kaip jai nepavyko numesti svorio ir kada jinai pradėjo valytis parazitus, 2 programas iš eilės, jai išsijudino galiausiai 4 metus niekaip nejudės iš vietos svoris. Taigi, tai viena tema yra kilogramai apimtys. Kiti žmonės ateina dėl sveikatos atkūrimo 90%, nepriklausomai kokia yra jūsų diagnozė, jūs ją turit, neturit, ar kažkoks sveikatos nepatogumas. Tai yra instrumentas, su kuriuo jūs galite padėti savo atkurti, negyvenant tobulo gyvenimo būdu. Pajaunėjimas. Moterims tikrai aktualu, kad jos ten būtų kuo mažiau raukšlių, kad jos ten būtų jaunatviškesnės, galų gale šlapimo nelaikymas, tai yra tokia jautri tema, kurią turi daugelis moterų ir visą tai taip pat galima padėti savo sutvarkyti, kad nebūtų tos problemos. Aišku, sugrįžta gyvenimo energija. Daugelis sako, neturiu energijos, žodžiu, neišsimiegu, amžinas stresas, visam tam galima padėti. Na ir bendroji sumoje auga savivertė. Taigi, dabar konkrečiai apie kągi čia. Tai yra tokia sistema ir apskritai tokia logika, kurią jūs dar mokykloje mokinotės. Tai yra, kad žmogus tai yra pirmiausiai 12 organų sistemų. Tos 12 organų sistemų dalinasi į organus. Na, pavyzdžiui, širdis, ten kepenys, inkstai. Toliau tie organai yra sudaryti iš audinių. O audiniai sudaryti iš ląstelių kaip koksai plastelinas. Ir va ta mažiausia ląstelytė, tas mažiausias vienetukas ir
kokią įtaką mes darysim tai ląstelytei ir jos atsinaujinimui, taip mūsų sveikata irgi atsinaujins. Nes kaip mes moterys gimdom vaikus, taip ir mūsų ląstelės gimdo tuos vaikus ir nuo to, kiek jie bus sveiki, priklausys, kaip tas mūsų kūnas atsinaujins. Prisiminkit, jeigu mes įsipjauname pirštą, tai žaizda užgyja. Jeigu mums padaro operaciją, žaizda užgyja. Tai ir yra regeneracija. Kaip greitai užgyja tos žaizdos priklauso nuo to, kaipgi mes rūpinamės savo organizmu. Gydytojų užduotis, ar ne, kas nori gydytis, ar ne, kas turi diagnozes, nori gydytis. Gydytojų užduotis padalinti jūs dalimis ir gydyti jūs pagal vaistų protokolą. Reiškia dirbti su pasekmėmis. Tačiau, kai gydytojas užgesina gaisrą, jūs paleidžia namo ir tada jau jūsų pačių užduotis yra, kągi jūs darysit su savim kiekvieną dieną. Ir čia jau mes einame link priežasčių, ar ne? Ir tai yra būtent priežastys, tai kaipgi mes pasirūpinam tą ląstelę, kad jinai vestų tuos teisingus vaikus ir kūnas pats atsinaujintų. Tai būtent todėl mes nieko negydom, o tiesiog sukuriam tinkamas sąlygas pačiam kūnui save atstatyti. Ir pakalbėkime apie šitas sąlygas per tokį pavyzdį akvariumo ir žuvyčių. Daugelis, kas buvot Megoje, jeigu esate iš Kauno, žinot tą didelį akvariumą. Tai pirmiausiai, ko reikia žuvytėms, kad jos būtų tenai ilgai gyventų ir būtų tokios gražios kaip tame akvariume. Pirmiausia, ten yra pasirūpinta, kad būtų vandens. Kiekybė ir kokybė. Kaip minimum ten turi būti deguonies, ar ne, turi būti švarus, atitinkamos temperatūros ir panašiai. Žmogus lygiai taip pačiai yra bent 70% iš vandens. Ir jeigu žmogus išmoks į save pilti ne kavą, ne arbatą, ne sultis, ne ten gazuotus mineralinius, o tiesiog tą vandenį, kuris labiausiai panašus į jo organizmo viduje esančius skysčius pagal parametrus, tai yra ir pH, ir mineralizacija, ir oksidacijos redukcijos potencialas, ir struktūra, ir paviršiaus įtempimas, kada žmogus išmoks išgerti tokį vandens kiekį ir kokybę, tada ateis 90% rezultatų. Tai reiškia, pirmoji užduotis, kurią reikia kiekvienam išspręsti, tai pasižiūrėti, koks vandens kiekis ir kokybė, kaip ir tai žuvytei tam akvariume. Jeigu šiai dienai jūs neišgeriat bent 30 ml 1 kg svorio vandens, jūsų akvariumas nėra pilnas, jūsų žuvytės plaukioja daugiau pelkėje, nes vanduo nėra keičiamas akvariume ir ten atsiranda štai toks momentas, sako, aš geriu tabletukę, ar ne, bet pagydžiau ląstelytę, bet jinai vėl susirgo. Kodėl? Todėl, kad jinai gyvena nesveikoj terpėj. Tai pirmas dalykas yra hidratacija. Antrasis dalykas tai yra valymas. Ir čia mes dirbame su 90 dienų sistema. Tačiau, kad jums paprastai paaiškinti, tai pažiūrėkit, mes valom viską, mes turim robotukus langam valyti, turim robotukus grindim valyti, turim mes kiekvienam kampe, atsiprašau, bet ir per langą dabar matau automobilių plovyklą, turim viduj ten visokias plaunančias plovyklas, bet žmogus pats savęs kažkaip nėra išmokytas valyti. Mes išmokyti valyti dantis, mes išmokyti nusiplauti užpakalį, kojas ir panašiai, tačiau kažkaip organizmo viduj mums atrodo, kad viskas valosi savaime. Tačiau dabar žinokit, mes teršimės greičiau negu kad valomės. Todėl, jeigu jūs turit kažkokių sveikatos nepatogumų, savijautos nepatogumų, būtent pirmas žingsnis hidratacija, antras žingsnis organizmo valymas. Ir tai yra daroma per toksinų šlakų valymą, per antiparazitinį protokolą, per giluminį žarnyno valymą, per limfos valymą. Ir tada jau trečiasis etapas, tai žuvytei, ko jai reikia, ar ne, kada jinai yra švarioj terpėj, kada yra pakankamai vandens, tai yra mityba, ląstelių mityba. Ir čia yra 5 patiekalai. Jeigu valgot barščius, dabar, pavyzdžiui, bežiūrint šitą susitikimą, jeigu jūs valgot salotas ar cepeliną, ląsteliai vis tiek reikia 5 patiekalų. Tai yra mineralų, vitaminų, amino rūgščių, gerų riebalų ir šitų mineralų, vitaminai, geri fermentai, ar ne? 5 patiekalai. Ir tada, kada mes duodam išvalytam kūne, atgirdytam kūne, kur yra vanduo, kuris viską sugeba nunešti ir išvalyti, duodam tuos 5 patiekalus, atsiranda ta ląstelių regeneracija, atsiranda tas atsinaujinimas ir jūsų gera savijauta pradeda grįžinėti. Štai čia ir yra ta paprasta formulė ir jinai pas mus, būtent kompanijoje, su tais produktais, su kuriais mes dirbame, yra sudėliota į mėnesio pakuotės. Pirmas mėnesis fokusas vandens kiekiui kokybei ir toksinų šlakų valymui.
Antras mėnesis tai yra antiparazitinis protokolas, ar tai mėnesis, ar tai 2, čia priklauso nuo individualaus pokalbio. Tada, jeigu jau esate pasiruošę giluminis žarnyno valymas, tada limfa ir tada ląstelinė mityba. Ir žmonės, kurie naudoja šitą sistemą, tam pirmas 2-3 dienas turi, dažniausiai tai būna tiesiog energijos pakilimas. 2-3 mėnesius, kurie naudoja, turi pirmosius savo rezultatus, aš parodysiu jums nuotraukas. Kas tai naudoja 2-3 metus, turi ilgalaikius rezultatus, o po 7 metų, kada atsinauna visas kūnas ir visa mūsų, viskas nuo 7 iki 10 metų tai užtrunka, ten yra patys geriausi rezultatai. Todėl šita sistema tai nėra greita piliulė, kaip jums va čia atėjot, pagėrėt mėnesiuką ir viskas einat vėl toliau savo kažką daryti. Ne, tai yra ilgalaikis dalykas, bet tai yra puikiai derinama su jūsų netobulų gyvenimo būdu. Tai reiškia, jeigu jūs 80% gyvensit geriau, o 20% leisit savo išdykauti, jūs vis tiek turėsite savo rezultatą. Ir noriu parodyti rezultatus. Jeigu jūs irgi norite turėti savo savijautos ir sveikatos kažkokių pagerėjimo rezultatus, tai atkreipkite dėmesį į tai, ką aš jums parodysiu. Pirmiausia, pavyzdžiui, ateina žmogus, ar ne, ir galite net ir jūs pati iškišti liežuvį ir pasižiūrėti, o kokiagi jūsų liežuvio būklė. Ar jisai yra koks nors plėtmuotas, ar jisai yra įtrūkęs, ar jisai ten kažkoks baltas, ar ne. Kada žmogus ateina, ir tai yra, iš tikrųjų, tai yra nesveiko liežuvio, ar ne, vaizdas. Ateina žmogus, pradeda tvarkytis, tvarkosi jo liežuvis, automatiškai tai yra rodiklis, kad tvarkosi ir sveikata. Yra problemos su oda, ar ne? Tai yra bėrimai visokie, ne? Tai yra žarnynas, pradeda valytis, pradeda eiti sistemą, pradeda keistis oda. Čia yra žmogus, kuris turėjo nugaros traumą, žodžiu, ten pas jį buvo sudėtingos situacijos, jisai susitvarkė ir dabar jisai yra maratonininkas, tai yra kaunietis, tai yra Evaldas, tai yra žmogus, kurį aš tiesiogiai pažįstu. Čia yra, tarkim, labai dažnas problema, tai yra visokios odos problemos, ar ne, bėrimai, dermatitai ir visi kiti dalykai. Mes, aišku, nieko negydom, tačiau, kai pajungia sistemą visą, atsiranda rezultatai. Toliau, ką dar aš jums noriu parodyti. Štai čia yra moteris, kuri turėjo problemą su inkstais ir nuo gimimo, tai nėra kažkoks pagydymas, ar ne. Jinai visą šitą koncepciją ėjo prižiūrėta gydytojo, tačiau jinai kiekvienais metais gerdavo po 1-2 kursus antibiotikų. Tiesiog net laikydavo, žodžiu, organizmas ir reikėdavo ten tvarkytis. Kai jinai pradėjo koncepciją, dabar 3 metai negyvena be antibiotikų, ar ne. Grybelis. Kaip dažnai matote grybelį, ar ne, ypač vasarą ant žmonių kojų. Jeigu grybelis ant kojų, grybelis ir sąnariuose, ar ne? Vėlgi pradėta eiti visa koncepcija, va šitą moteris, aš su ja susipažinau irgi Rygoje ir pradėjau tvarkytis. Užkietėję viduriai, štai moteris, kuri turėjo užkietėjusius vidurius, ar ne? Tai yra krūva rezultatų, kurie nesvarbu su kokie jūs ateinat, su kokiu startiniu tašku. Kas ten pas jūs yra, kad jūs pradedate daryti 4 žingsnius. Tai yra, pirmiausia, atstatot vandens kiekį kokybę, tada prasivalo toksinų šlakus, antiparazitinį protokolą praeina, tada giluminį žarnyno valymą ir galiausiai dar šitas limfa ir paskui ląstelinė mityba, pas jūs ateina tie rezultatai. Kaip greitai jie pas jūs ateis, priklausys nuo to, o kokia pas jūs yra koks tas startinis taškas. Tikėtis greitų rezultatų tikrai nepatariu, tačiau jeigu turėsit kantrybės, 100% turėsit ir rezultatą. Taigi, kokiosgi pas jūs yra 3 galimybės? Pirmoji galimybė, jūs galite pakomentuoti šį video, parašyti vienetuką, jeigu jūs norit iš karto asmeninio pokalbio kartu su Jurgita ir su manimi apie jūsų savijautą, apie jūsų sveikatą, ką jūs jau esate bandę daryti, kas jums pavyko, kas nepavyko ir detaliai paaiškinti jums tas visas programas, kurios čia yra ir parinkti jums individualiai nuo ko pradėti. Jeigu tai aktualu, rašykite komentaruose vienetuką. Jeigu jūs esat atsargus žmogus ir sakot, oi ne, aš tai tikrai nenoriu jokių susitikimų, čia man kažkas kažką pardavinės, įsiūlys ir panašiai, tada rašykite komentaruose dvejetuką, ar jūs sulauksite nuo Jurgitos 30 minučių įrašo, kuriame jūs atsisėdę savo ant sofos, kažkur tai namuose, praklausysite įrašą ir susipažinsite su visa sistema iš arčiau. Bus įdomu pabandyti, parašysit Jurgitai, jinai jums duos nuolaidos kodą, jinai jums paaiškins kartu, galbūt ir mane paimks, arba pati paaiškins, nes jinai jau taip puikiai moka, nuo ko pradėti ir galėsite pradėti. Tai žodžiu, jeigu jūs norite dabar tik tais atsargaus video, rašykite komentaruose dvejetuką.
Jeigu jums patiko pati informacija ir jūs galvojat, o Dieve, aš ne tik savo galiu padėti, bet dar ir krūvai žmonių, tada rašykite komentaruose 3. Tada mes su jumis susisieksim ir kartu suorganizuosim lygiai tokį patį vakarėlį, kuriame jūsų aplinkos žmonės galės išgirsti apie tai, kaip jie gali patys savo padėti, pamatys rezultatus, išgirs pačią idėją ir taip pat galės pasinaudoti mano minėtomis 2 galimybėmis, o jūs kaip vakarėlio šeimininkė turėsite galimybę gauti savo konkrečiai kažkokius tai produktus dovanų. Arba tiesiog užsidirbti savo pirmąjį 100-200 eurų savo startiniai programai. Jeigu jums patinka šitą idėją, jeigu jūs norite dalintis, rašykit 3 komentaruose ir tada konkrečiai su jumis aptarsime. Na, o dabar jau yra pats laikas tam, ką aš žadėjau, tai yra loterijai. Taigi, kiekviena šio vakarėlio dalyvė turi galimybę dalyvauti loterijoje dovanai laimėti. Kokia tai dovana, jūs aptarsite jau individualiai su Jurgita, jinai atkreips dėmesį į jūsų poreikius, tačiau kaip sudalyvauti, jums reikia parašyti po šiuo video, va dabar, kada jūs žiūrite, rašyti dalyvauju loterijoje. Šitas visas įrašas bus aktyvus 48 valandas. Reiškia, 48 valandas jūs galite galbūt pakviesti dar kažką iš savo draugų paklausyti ir jie taip pat galės sudalyvauti loterijoje. Va, ir po 48 valandų sužinosite, kasgi tas loterijos laimėtojas ar laimėtoja šiame vakarėlyje. Tikiuosi, informacija jums buvo naudinga. Pasirinkite 1, jeigu nori susitikimo, 2, jeigu norite video, 3, jeigu sakot, kad aš noriu, kad daugiau žmonių apie tai sužinotų. Ir iki malonaus.